Neurolingvistinis programavimas yra kaip kryptis, kaip metodika, kuri orientuota į sprendimus, į sprendimų paiešką, į sprendimų generavimą, problemų sprendimą, dar galima tai pasakyti. Ir nuo ko viskas prasideda, tai viskas prasideda nuo to, kaip žmonės mato pasaulį. Yra netgi toksai gražus pasakymas, tu matai pasaulį tokį, kokius akinius nešioji. Per kokius akinius žiūri, tokį pasaulį ir matai. NLP kalba kalbant, tai bet kokiai situacijai, kokia jinai bebūtų, bet kokiai probleminiai situacijai, pridėjus reikiamus resursus, taip, ta situacija, žiūrėk, įsisprendžia. Turi norimą rezultatą. Tai labai įdomus momentas, kad susitelkimas į problemas, jis yra būdingas ir nėra blogai susitelkimas į problemas, jis nėra blogas, gal tik tai taip, jeigu per ilgai mes tyrinėjam problemą, per daug tam skiriam dėmesio, mes tampam tokie problemos žinovai, ekspertai, viską žinom apie problemą, kada tai prasidėjo, kas kaltas, taip ir taip toliau, ir taip toliau. Kai viskas aplinkui yra blogai, ieškoti kažkokių sprendimų darosi sudėtingai. Ir čia greičiausiai pamenat tą tokį įsireiškimą, kuris yra pažįstamas, kur dėmesys krypsta, ten energija teka. Bet atvirkščiai, energija teka ten, kur kreipiamas yra dėmesys. Tai kuo daugiau tyrinėjai, nagrinėjai, skiri laiko problemos supratimui, nebent tai yra toks algoritmas, toks yra būtinas elementas, tuo ta būsena automatiškai iš karto taip keičiasi į neresursinę. Tada priiminėti kažkokį sprendimą arba priimti ir veikti ir keisti kažką jau sudėtingiau. Ir kaip tai atrodo grafiškai arba NLP kalba kalbant, į ką mes kreipiam dėmesį. Taigi du tokie pasidalinimai, kokia bebūtų situacija. Ir SCORE modelį, kas jau žiūrėjo ir susipažino su tuo, tai puikiai žino, kad yra situacija ir priežastis, simptoms ir causes. Situacija, priežastis, kurios lėmė tą situaciją. Ir jeigu mes esam tik tai šitame bloke, tai mes grubiai kalbant žiūrim pro akinius, kurie vadinasi problemų ieškojimo arba probleminiai akiniai. Ir tai nei gerai, nei blogai, ekspertiškumas problemuose galbūt irgi yra naudingas, vėlgi grįžtu prie to, kad kiek laiko ir vardan ko visą tai, kad tiek daug apie tai sužinoti. Taigi tas žvilgsnis susitelkimas į problemas arba probleminio tokio rėmelio uždėjimas ant situacijos, tai jisai mus nuveda į tokią maždaug nuveda į tokią būseną, į tokį žinojimą. Mes tikrai žinom, kur slypi problema. Mes galim suprasti, suvokti, kiek laiko tai trunka, kada tai prasidėjo, kas tai lėmė. Mes netgi galim rasti, kas kaltas, kas už tai atsakingas. Galima netgi išsikelti klausimą ir suvokti, suprasti, kodėl iki šiol tai nėra išspręsta, kodėl nepašalintos kažkokios tai kliūtis. Netgi galim rasti, kas kaltas ir nubausti tą žmogų, sugalvoti jam bausmę. Ir dialogė netgi paprastai būna, kad ir mano pavyzdys yra įrašytas, kad paprastai, kai žmogus pradeda kalbėti apie tai, kas vyksta, pradeda teisintis. Susitelkimuose į problemuose daug pasiteisinimų. Aš būčiau padaręs, bet mes būtume įsprendę, bet. Kodėl tai vyksta? Dėl paprastos priežasties. Aplinka tokia. Dėmesys sutelktas į tai, apsitarėm ir dabar ir kiekvienas klausimas, kodėl taip yra, jisai sutelkia dėmesį iškart į problemą. Ir ką daro žmonės, jeigu 2, 3, 4 žmonės susirinkimo metu, jie pradeda ieškoti, kas kaltas. Ir jeigu tokia kultūra vyrauja, šiaip aplinkoje erdvėje tokia kultūra, jeigu vyrauja, tai tada kiekvienas džiaugiasi, kad situacija įvyko ne per jo pamainą. Ne kad išmoktume iš tą, o ačiū Dievui, kad ne per mano pamainą tai įvyko. Taigi, neurolingvistinis programavimas, NLP sako, mes be to negalim apsieiti, nes mums reikia duomenų, reikalingos tam tikros priežastys, strategijos, kurios nepasiteisino, arba ką mes darėm, kas gavosi ir kurioje vietoje jau programa nepasiteisino, kurioje vietoje strategija nepasiteisino. Ir tada susitelkimas į sprendimus, ką darom. Ir žiūrėkit, koks yra skirtumas. Susitelkime į sprendimus, mes žiūrim ir galvojam, o kaip norėtume, kad būtų. Pagrindinė idėja yra, o kaip norėčiau, kad būtų, koks yra rezultatas. Vienas iš tokių įgūdžių irgi NLP praktikų, visų NLP įgūdžių, tai yra žinoti, matyti prieš save tą galutinį rezultatą, kurio aš noriu ir ko aš norėčiau, kaip aš norėčiau, kad būtų. Toks klausimas legendinis yra.
Ir jeigu yra situacija, kuri manęs netenkina, aš daugmaž įsivaizduoju vis tiek, dėl ko tai įvyko, kas pasiteisino, kas nepasiteisino. Ir susitelkimas į sprendimus jau yra apie tai, koks galėtų būti sprendimas. Kokį sprendimą reikia priimti, kad situacija pasikeistų. Ko man reikia, kas man galėtų padėti. Ne? Galbūt yra žmonės, galbūt yra kažkokie tai kitokie resursai. Kokių resursų man reikia, kad aš tą situaciją galėčiau pakeisti. Jeigu galimi keli sprendimo variantai, kokie galimi sprendimo variantai. Ir šitas klausimas jau suponuoja, kad gali būti daugiau kažkokių sprendimų. Galbūt mes paskui juos išsirinksim, balsuosim. Bet mes ieškom ko? Kažkokio tai elemento, kuris mus pastumėtų į priekį. Turim duomenų, kiek užtenka apie tą esamą situaciją, o dabar žiūrim, kaip mums nukeliauti ten, kur mes norim nukeliauti. Dar vienas toks momentas, kokios yra pamokos, ko galima pasimokyti, sprendžiant šią situaciją, šią užduotį. Beje, galima vadinti sprendžiant problemą, o galima vadinti sprendžiant užduotį. Ir tai apie reframingą. Tai irgi vienas iš NLP įgūdžių, reframingas. Toliau, galbūt net jau kai kelis variantus turim, irgi tinkamas visai klausimas yra, koks galėtų būti arba koks yra iš šitų esamų optimaliausias variantas. Mes turim savo kriterijus, pagal ką nusprendžiam, kuris sprendimas, kuris variantas yra optimaliausias ir galim išsirinkti. Ir jeigu tai pažiūrėti, koks yra skirtumas tarp šitų dviejų stulpelių, tarp tų dviejų požiūrių, jeigu taip galima pasakyti, tai vienas viską apie problemą ir toks truputėlį slopinantis, nebent kažkas toks mazochistas yra ir jam patinka, žinai, kankintis ir kitus kankinti. O kitas stulpelis, kitas požiūris yra į sprendimą, į ateitį, į rezultatą, į energiją. Labai svarbus momentas. Vienas be kito jie negali. Mums vis tiek reikia žinoti, kur mes esam, kokie yra simptomai iš SCORE modelio, kas lėmė arba ką mums darant kilo šitą situaciją. Mums tai yra svarbu, nes galimai kažką reikės pakeisti. Ir paskui, kai turim tos duomenis, jau mes tada žiūrim, kaip norėtume, kad būtų, ko mes norėtume, kad būtų ir kokie mūsų elgesio modeliai, ko mums reikia, kad situacija pasikeistų. Taigi, susitelkimas į sprendimus vienas iš neurolingvistinio programavimo irgi įgūdžių, viena iš temų.